Dienos rytas. Visai nebloga nakvynė buvo. Iš tų ūžė gan ta upė šalia esanti, bet su kištukais miegojau, tai pailsėjau po vakar. Dabar ką viską puodus susiplaut, palapinę susipakuoti ir bandyti toliau važiuoti. Šešėlyje į kalną visai nieko mint yra. Visai galima pasimėgauti. Kol kas bent poros kilometrų eilė į nacionalinį parką įvažiuoti, nes šiandien jau nereikia rezervacijų, tai atrodo baigėsi eilė jau kokį trečią kartą ir po to vėl eilė prasideda. Ai va, atvažiuoja mašinytės. Kai tokia tobula temperatūra, šviečia saulytė ir dar leidės nuo kalno. Kaip gerai, fantastika. Labai gerai nuo kalno leidosi ir pasileidęs sustojau prie restoranų šiek tiek pailsėti. Žemėlapį pastebėjau, kad praleidau posūkį. Tai gerai, kad toliau nesileidau, nes būtų reikėję daug pargrįžti. Dabar tai tik tais 2 kilometrus ir 50 metrų sukilt reikia atgal kelią važiuoti. Žemyn daug nusileista, vėl čia karšta, tai prieš kylant kalną reikia biškį kojytes pamirkyti, atsigaivinti ir tada jau pradėti kilti. Tikrai karštokai šitą kalniuką kilt. Pavažiuoji puskilometrį, pastoji pavėsi. Kalnelio viršūnė buvo galima smagiai pasileisti. Saulė jau leidžiasi. Čia prie ežero važiavau, bet tokie šlaitai visur, tai teks pavažiuoti, kol kažką surasim.
vis dar važiuojam. Gali būti, kad tiesiog jau į kempingą nulėksiu. Nes jau nelabai čia kokių vietų yra. Atvykau į kempingą. Mašina neveikia, su kuria sumokėt. Aišku, jau nieko ir nėra žmonių. Kempingas labai fainas. Daug dar vietų laisvų. Vanduo šalia. Vaizdas nuostabus. Lygi žemė. Tai va, dabar įsikūrinėsim. 133 km nuvažiuota. Virš 2000 metrų sukilimo. Oi.